Sveiki! Sveiki. 8, 11 ir 12 klasės jau pradėjo laikyti bandomuosius egzaminus. Sausio 24 dieną 8 klasės laikė matematikos bandomąjį egzaminą. Sausio 29 dieną 12 klasės lietuvių kalbos bandomąjį egzaminą. Linkime visiems sėkmės. Šeštadienį vyko baigusių mokyklą susitikimo vakaras. Turime šio renginio vaizdo įrašą. Vasaris sporto ir sveikatos mėnuo. Fizinio lavinimo mokytojai paruošė jums įdomias veiklas. Sekite mūsų naujienas. O šį penktadienį, vasario 7 dieną, visi į mokyklą ateiname apsivilkę sportinę aprangą. Elektroninių cigarečių rūkymas tapo visų mokyklų rimta problema ir mūsų mokykla neišimtis. Paklausykime socialinio darbuotojo Andželikos nuomonę, gal kas susimastys. Sveiki. Kas jūsų nuomonė verčia žmonės pradėti rūkyti ir kaip galima išvengti to pirmo žingsnio? Vieni rūko, nes mano, kad tai madinga, kiti, kad įsilieti į kažkokią grupę ir būti ten pripažinti, dar kiti, nes jiems tiesiog patinka, sako, kad tai skanu, jie nori tą daryti. O aš siūlau surengti mokinių apklausą ir juos paklausti, kodėl jie pradeda rūkyti, kodėl tęsia. O kas gali sustabdyti tą pirmą žingsnį, kas efektyviausia, tai, manau, viskas iš šeimos eina. O kokie efektyvūs būdai padeda mesti rūkyti? Vieni nustoja rūkyti, nes turi savo asmeninį pavyzdį, kiti mato šeimos pavyzdį, artimų žmonių, draugų. Kai kuriems šie visi pavyzdžiai nepadeda, tada seka kiti metodai. Tai baudos, administracinės nuobaudos, kiekvienam skirtingai. Kaip dažnai mokyklose vedamos pamokos ar pokalbiai rūkymo tema. Šios temos liečiamos biologijos pamokose, taip pat kiekvienais metais mes kviečiame iš sveikatos apsaugos biuro specialistus. Jie pasakoja apie rūkymą ir jo žalą ir kokios yra rūkymo pasekmės. Taip pat kartą per metus mes kviečiame policijos pareigūnus, kurie paaiškina, kokios yra bausmės, kokios baudos numatytos, kokia atsakomybė už tai, kad rūkai ar platini elektroninės cigaretės. Ačiū Jums labai. O baigsime šią laidą linksmą naujieną. Pirmame aukšte stovės dėžutė, į kurią galite įdėti laiškus ypatingiems žmonėms Švento Valentino dienos proga. Mes atsisveikiname. Jūsų laukia filialo naujienos. Labą dieną. Sausio 27 dieną visame pasaulyje minima Holokausto aukų atminimo diena. Todėl ir mūsų mokykloje praėjo pamokos skirtos šiai datai paminėti. Mokiniai išklausė istorinius faktus, o paskui su savo mokytojais sukūrė plakatus ir pristatė komisijai. Pasaulis turi žinoti tiesą. Nacistinės Vokietijos vadovas Adolfas Hitleris teigia, kad žydai nepriklauso net žemesniai rasiai, jie esą tiesiog nežmonės. Holokaustas vyko per Antrą pasaulinį karą 41-45 metais. Tai yra tam
tikrą apibrėžtą laiką. Žuvo daug žydų, apie 6 milijonus. O genocidas – procesas, kur vyksta pastoviai, tautos naikinimas ilgą laiką. Yra temos, apie kurias bijo kalbėti garsiai, kad neduok Dieve širdis pradėtų plakti dažniau. Viena iš tokių temų – holokaustas. Holokaustas čia yra masinis naikinimas žydų, sukūrimas konclagerių. Евреев. Это создание для них гетто и смертных лагерей по всей Европе. Пора почтить сегодня души, что пострадали в Холокост. Память строить неизменно, пусть всегда между нами мост. Помолчим и пожелаем, чтоб покоились они. Без вины ведь пострадали, жизни отдали свои. Ir Lietuvos mokyklose prasideda nacionalinės mokinių pasiekimų patikrinimas. Mūsų ketvirtokai jau išlaikė matematikos ir lietuvių kalbos patikras. Mes pasidomėjome, su kokiais sunkumais jie susidūrė. Labas. Koks tavo vardas? Koks tavo? Meibė. Žinau, kad šiandien tarp ketvirtokų buvo žinių patikrinimas, tai norėjau paklausti, kaip jūs sekėsi matematika. Gerai. O kaip dėl lietuvių? Labai sunku. Matematikos, bet šiaip išlaikiau. O lietuvių lengviau nei matematikos buvo. O pradžia matematikos buvo labai sunki? Ar labiau galas buvo sunkus? Labiau galas. O dėl lietuvių? Dėl lietuvių labai du lengvi. Smagu tada. O tau buvo kažkada, o tau jau buvo tas patikrinimas ar Buvo. šitoj mokykloj? Taip. Kaip sekės tau? Gerai. Irgi buvo sunku, bet gerai. Labas, kuo tu vardu? Danė. Žinau, kad tu jau išlaikei matematikos ir lietuvių žinių patikros testus. Papasakok, ar buvo sunku? Buvo sunku, todėl kad aš dar blogai pažįstu lietuvių kalbą, bet matematikos testą parašiau puikiai. Ačiū už pokalbį. Šiandien tiek, iki pasimatymo.